Sveiki žiūrovai, šį kartą noriu parodyti, kaip reikia pakuoti saugiai ir pradėsime nuo didžiausio daikto, tai yra Pioneer kasečių grotuvo. Esu jau pasiruošęs plėvelę, popierių. Svarbiausia yra kištuką apsaugoti, aprišti, kad nesužalotų, nesubraižytų pačio pagrindinio daikto, nes aštrus kampai dažnai taip nutinka, tai geriausia apvynioti popierium ar plėvelę. Esu jau išsikirpęs burbulinės plėvelės, pabandysiu apvynioti 2 kartus, kad būtų saugiau. Viena ranka sunkoka. Telefoną padėsiu ant komodos, kad būtų patogiau, nes Pionierius sveria nemažai. Reikės man čia kilnot, sukiot. Dar truputį apklijuosiu plėvelės kampus, kad netrukdytų man sukioti, kilnoti, nes planuoju dar vynioti kartoną. Galbūt jeigu rasiu didesnę dėžę, įdėsiu į vidų, kad būtų dar saugiau. Daugam nepatinka pakuoti, nes užima daug laiko. Reikia pasižaisti. Bet manau svarbiausia dalis yra pakavimas, nes parduoti gana lengva, bet ne visada saugiai prekė nukeliauja. Geriau siuntinį supakuoti kuo saugiau, kad vėliau pirkėjas nerašytų, nesiskųstų, nes tas bendravimas irgi ne iš maloniųjų. Reikia po to grąžinti ar pinigus, ar siunčia atgal, tai laiko vėl užtrunka. Visą šitą grožį suvyniosiu į kartoną. Čia pasiėmiau truputį per trumpą, bet ant viršaus dar vieną uždėsiu, kad tikrai būtų saugu. Vis tiek kurjeriai nešioja, mėto po savo autobusiuką. Pakuojant svarbiausia yra viską sudėti. Nepamiršti kokio laido, pultelio ar kompakto. Yra man irgi pasitaikė keli atvejai, kai pamiršau laidą. Po to žmogus parašo, kad trūksta. Tada peržiūriu nuotraukas, ar tikrai buvo tas anas. Ir tenka siųsti dar kartą ir pirkti lipduką iš savo kišenės. Dažniausiai pakuoju vėlai vakare, apie 10-11. Tai būna jau pavargęs, pasitaiko visokių klaidų. Bet viskas ištaisoma ir, aišku, kitą kartą reikia stengtis nesuklysti. Neblogai aš jau čia priviniojau, tikrai saugiai. Dvigubas kartonas. Reiks dar apklijuot, šonus aplankstyti, kad mažiau vietos užimtų, nes siuntiniai, jeigu būna sunkesnė ir nuo dydžio priklauso, ir aišku nuo svorio. Pirmą aš supakuoju, tada pasveriu
ir perku lipduką. Tokius siuntinius sunkiausia pakuoti, nes jie dideli, sunkus. Reikia turėti kartoną, visokių paminkštinimų, daug vietos reikia viskam laikyti, tai pardavėjai tokių vengia arba mažai turi. Jeigu aišku koks didesnis pliusas, didesnė kaina, tai aišku perka, bet šiaip visi vengia. Nes laiko užima pakuoti, po to nešti, vežti, nepatogu. Geriausia, aišku, gal kompaktai, pirštinės, tokie drabužiai, pavyzdžiui. Į maišiuką įmeti ar apvynioji kartonu ir lipduką užklijuoji ir siunti savo. Taigi, vat radau dėžę dar, kaip tik tiko. Dar kartelę užlankstysiu kampus, apklijuosiu lipnią juostą, kad laikytųsi. Aišku, nepamiršiu kištuką kažkur kišti. Dar iš šonų įkišiu popieriaus, kad dėžėje tvirčiau laikytųsi, nesidaužytų, nejudėtų. Truputėlį pagreitinsiu video, nes čia nelabai kažką naujo ir parodysiu. Apklijuosiu plėvelę, dar ant viršaus uždėsiu kartoną, kad būtų visas siuntinys suvyniotas tvirtai. Kadangi siuntinys atrodo labai neestetiškai, daug visokių kampų, išsikišimo, aš dar uždedu juodą plėvelę, kad kažkiek bent gražiau atrodytų, patogiau būtų nunešti. Vėl prasideda nepatogumai, su viena ranka neišeina gražiai apvynioti. Dėžutė kažkur svėrė apie 10 kg, tai jaučiasi, kai reikia apvynioti, gan sunku, bet po truputį taps dėžutė visa juoda. Visada dar apvynioju plėvelę, kad tvirčiau laikytųsi. Tada pasveriu ir sėdu prie kompiuterio, perku lipduką. Pasirinkau DPD kurjerį. Lipdukas kainavo 6,70. Tai būtų 60 cm ant 60 ir maksimalus svoris 20 kg. Visada, jeigu būna virš 10 kg ar apie 10, tai
Siunčiu per DPD. Rašo, kad per vieną darbo dieną pristato, bet ne visada tai būna. Kuo greičiau, tuo geriau. Dar supakuosiu fotoaparatą. Jisai turi dėklą. Tai kaip ir apsaugotas, bet dar suvyniosiu į burbulinę plėvelę. Nepamaišys apsauga. Gal kas netyčia užlips. Ar paspardys, tai ir įvyniosiu kartoną, kad būtų tikrai saugu ir ramu man. Iš šonų uždėsiu lipnią juostelę, kad fotoaparatas neslidinėtų. Ir šį kartą panaudosiu maišelį. Bus greičiau ir patogiau. Ir žinoma, užklijuosiu lipduką. Siuntinys nedidelis, nesunkus, iki kilogramo. Tai išsiųsti kainuoja iki 3 svarų. Dar vienas siuntinys iškeliaus. Tai yra kompaktų dėtuvė, laikiklė. Jau turiu pasiruošęs plėvelę burbulinę. Atsikirpęs, apvyniosiu, apklijuosiu. Truputėlį pagreitinsiu video, nes viskas kartojasi. Dar uždėsiu plėvelę ant viršaus dėl viso pikto. Nors siuntinys šiaip tvirtas, medinis, bet bus ramiau man. Radau dar gražią dėžutę. Truputėlį per didelę, bet įdėjęs šonus apkamšysiu laikraščiais, kad siuntinys nejudėtų, nesidaužytų, bus daugiau antišoko ir aišku bus saugiau. Nemažai čia laikraščio panaudojau, prikaišiojau, kad dėžutė nejudėtų. Siuntinio kaina priklauso ir nuo svorio. Čia gavosi apie iki 2 kg. Kažkur kaina apie 3,20. Apklijuosiu dar lipnią juostelę, kadangi dėžutė graži, tvarkinga. Juodos plėvelės nedėsiu ant viršaus. Lipnios juostelės užteks. Tvirtai iš visų pusių apklijuosiu, kad neatsidarytų. Ir atsispausdinsiu lipduką. Ant viršaus užklijuosiu. Ir su šituo siuntiniu bus baigta. Ketvirtas siuntinys, tai pirštinės motociklininko. Jas bus labai lengva supakuoti, mažos.
minkštos, nieks nesuduš, nieks nesulankstys jų. Uždėjau simboliškai plėvelės paminkštinimo ir atsikirpęs kartoną gabaliuką uždėsiu ant viršaus, tiesiog dėl formos, kad būtų patogiau lipduką užklijuoti. Įdėsiu dar į maišelį ir aišku užklijuosiu ant viršaus lipduką. Visus 4 siuntinius užtrukau kažkur apie valandą, kol susinešiau, kol medžiagas pasiruošiau. Tai sakyčiau gan ilgai. Aišku, siuntinių čionais buvo visokių, didesnių, mažesnių, bet laiko užtrunka pakuoti. Tikiuosi video buvo naudingas. Būtinai paspauskite patiktuką ir ačiū, kad žiūrėjote.